Sveikas, vėl tu verki. Kas nutiko? Ai, neklausk. Stoviu alkanas jau savaitę laiko. Pas mane 3 litrai, ne koks sulčių pakis, o dizelio vos užsivedimui užtenka. Po tokios žiemos ir akumas numirė, tai šeimininkas visiškai pabludo. Pradėjo mėtyti tokias replikas, kad keis mane į Priusą. Pradedu galvoti, kad mano šeimininkas tapo gėjus. Dizelis 2 eurai, vėl tas pats kaip prieš 3 metus. Klasikinė situacija. Kuro kaina kyla minutėm, o pinga mėnesiais. Aš vapšė galvoju, kad kuro kainų kilimą Lietuvoje didina apipisk draugelį formulę ir rajono monetos principu. Jeigu herbas didinam 10 centų, jeigu skaičius didinam 20 centų. Taip ir nusprendžia, ant kiek šiandien supis reikalus visiems. Pastebėjau, kad nuo tavęs sklinda nekoks kvapelis. Tai tu primesk. Šeimininkas dirba autoservise, tai dabar senų triperių tepalą maišo su dizeliu ir pila į mane, o man tai purkštukai su siurbliu nelaiko. Visa šikna juoda, lyg būčiau apsišykęs, iš manęs visi žvengia aplink. Aš tai ne audinė. Tai į tave tik dabar pradėjo pilt. Į mane kaip pradėjo prieš 3 metus atrabotką pilt, taip ir toliau pila. Sakė, kol neužsilenksiu, tol pils. Tave bent prižiūri, pažiūrėk tu į mane. Slenkščiai supuvę jau 3 metus, visur rudys. Galvojau vasarą naujas liotkes uždės, bet tai čia tik pasvajot galima bus su tokiom kuro kainom. Tai mane prieš žiemą aš pakliuoju ir su flakonu nupuškė. Čia tas pats, kas moters makiažas. Diena graži, ryte pabaisa. Tuoj ateis tikras pavasaris, nuplaus gal mane lietutis nuo druskų bent kartą, vėl būsiu cinamoninis. Ką jūs du šrotai čia bedavojatės? Čia jums ne hi ir ne ha. Tuoj Donaldas dar porą bomboklatų pasprogdins, vietoj 2 eurų turėsit 3. Make America Great Again mazafakas.